Susitarkime dėl pilietybės išsaugojimo. Kokios pilietybės išsaugojimo? Visi, kurie nori išsaugoti ją, visi, kurie myli ir gerbia Lietuvą, neiškeis savo pilietybės į svetimą. Statistika rodo, kad per metus tik apie 600 piliečių atsisako pilietybės. Tai yra itin maža Lietuvos piliečių dalis lyginant su 3 milijonais. Ar pastebėjote, kad šiam referendumui yra skiriamos didžiulės lėšos reklamoms? Daug didesnės nei prezidento rinkimams. Ar visos šios pastangos ir skirtos lėšos yra skirtos norint patenkinti 600 piliečių norus, ar už šio referendumo slypi kažkas didesnio, kam apsimokėtų, kad šis referendumas įvyktų? Ką nesako valdžia? Kas slypi už šio referendumo? Šis referendumas nenurodo tiksliai, kas galės įgyti antrą pilietybę, tam yra palikta tuščia vieta, kurią valdžia galės nuspręsti vėliau be visuomenės nuomonės ir interesų. Neužmirškime antros medalio pusės, kalbama apie antrosios pilietybės galimybę, tai reiškia, kad užsieniečiai galės gauti Lietuvos pilietybę ir naudotis piliečių teisėmis. Šie piliečiai galės balsuoti ir rinkti valdžią, nors negyvena Lietuvoje arba niekada negyveno. Šie piliečiai galės supirkti mūsų nekilnojamus turtus, mūsų miškus, paveikti bei iškraipyti mūsų nekilnojamo turto rinką ir jos kainas. Turėdami dvigubas pilietybės, galės slėpti mokesčius savo antrosios pilietybės šalyje. Debatuose už pilietybės išsaugojimą pašnekovai negalėjo aiškiai atsakyti į paprastus klausimus, kur yra ribos, kokia yra nauda paprastam Lietuvos piliečiui. Trumpai tariant, naudos nėra. Be naudos tik pavojus, kad dviguba pilietybė nebus naudojama kenkėjiškams tikslams Lietuvos valstybei bei joje gyvenantiems piliečiams. Lietuva dažnai lyginama su kitomis šalimis, kad neturi dvigubos pilietybės, tačiau šalys kaip Estija ir viena iš turtingiausių bei liberaliausių šalių Olandija neturi dvigubos pilietybės. Tad nesame vieni. Dviguba pilietybė nėra būtinybė. Kol nebus nurodytos aiškios ribos antros pilietybės įgijimui ir turėjimui, turime mes visi kartu apsaugoti Lietuvą. Apsaugokime mūsų Lietuvą, dvigubai pilietybei ne.